Žiema iššūkių kelia daugeliui, o neįgaliesiems neretai dėl prastai nuvalytų kelių tie iššūkiai būna ir neįveikiami. Panevėžio krašto žmonių su negale sąjungos vadovas Jonas Dumša sako, kad nevalyti keliai ne tik pavojus, bet ir galvosūkis. Tada prasideda orientacinis. Iš karto žiūri, kur čia galėčiau kažkur pravažiuoti, apvažiuoti. Dar reikia įvertinti tai, kad yra slidu ir aš ant tų mažų įkalnių jau tiesiog kaip mašina buksuosiu. Tiesiog suks ratai, jėgų neužteks. Reikės gaudyti žmonės, prašyti pagalbos. Tai sakykime, gerai, kad atsiranda žmonių ir kurie tikrai supranta, kad tai yra problema. Gerai, kad, ačiū Dievui, dar rankas pas mane stipresnės. Anot Jono, nevalytų kelių mieste netrūksta. Visi tie mėgamieji rajonai, nes pas mumis kaip nariai ateina, jie labai pergyvena, nes savaitgalį tiesiog reikėjo į parduotuvę eiti, Rožinė. Keliai nevalyti. Jis sako, ėjo tą atstumą valandą, kur prieš tekdavo 10 minučių. Nes slidu, sako, kaip akrobatai jautėmės. Miesto gatves prižiūrinčios įmonės Panevėžio specialus autotransportas komunikacijos specialistė sako, kelių valyme veikia prioritetinė tvarka. Visos gatvės šaligatviai yra valomi pagal prioritizuotus 4 lygius. Jeigu, tarkim, yra 1, 2, 3 ir 4 lygio gatvės, tai 1 lygio gatvės yra valomos būtent iš karto, nes jos yra pačios svarbiausios miesto arterijos. Kas jau yra 4 lygyje, tai yra pačio žemiausio, kaip sakant, statuso gatvės ir jos jau yra valomos tik tuo atveju, kai mes pabaigėme pagrindinius darbus svarbiausiose miesto arterijose. Su problemomis neįgalieji susiduria ne tik gatvėse, bet ir automobilių stovėjimo aikštelėse. Visos neįgaliųjų aikštelės, sakykime, kaip yra, sakykime, ir tam variante, ne? Sakykime, jis būna kraštinės. Ir kai, sakykime, vala transportą su tiesiog buldozeris stumia, ir tiesiog į paskutinę aikštelę sustumia. Ir, pavyzdžiui, tai sustumia ir palieka kaugę. Tu atvažiuoji ir kadangi ten būna jos visą laiką platesnės neįgaliųjų vietas, kad būtų išliptas tos zonos viskas, tų zonų nebelieka išlipimo. Tiesiog. Ir, pavyzdžiui, tu atvažiuoji ir tu, jeigu pasistatai tvarkingai mašiną, tu nebeišlipi. Neretai problemos būna kompleksinės, tai ir darbuotojų nekompetencija, ir žmonių neatsakingumas. Tos vietos priklauso asmenims, kurie turi parkavimo kortelę. Taip, kadangi langai užšalę, negaliu pasakyti, gal jam ir priklauso. Tai va. Bet, sakykime, dabar išlipimui, ne? Visur ledas. Bendrovės Panevėžio specialus autotransportas komunikacijos specialistė kviečia pranešti apie prastai nuvalytus šaligatvius. Visuomet gyventojus raginame mus informuoti apie probleminės vietas, nes mums iš tikrųjų tas atgalinis ryšys labai padeda greičiau reaguoti ir persidėlioti procesus. Jonas Dumša atkerta, specialistai turi išmanyti savo darbą, kad nereiktų baksnoti pirštu. Pastoviai eiti, aiškinti. Man tai yra nuostabu tai, kad kaip aš galiu aiškinti specialistams, kaip jiems daryti darbą. Kodėl aš turiu aiškinti savivaldybės darbuotojams, kurie atsakingi už tvarką mieste, kodėl aš turiu pastoviai aiškinti. Panašu, kad tvarka mieste priklauso ne tik nuo technikos galimybių, bet ir nuo to, kieno rankose kastuvas ar kita valymo priemonė. Kai kurie darbininkai, darbuotojai atsižvelgia į darbą gerai, sąžiningai, valo, nugrando iki pat žemės. Kiti žiūri atsainiai, pabėliau biškį druskas, bus gerai. Ar neįgaliųjų kelionės žiemą bus misija neįmanoma, priklausys nuo darbuotojų sąžiningumo ir vairuotojų sąmoningumo.